Personal ambition is worth fighting for. It really is something that if you don't fight for it, you're going to regret it for the rest of your life. And if you regret it, you can be an unhappy person. So you got to fight for peace of mind. Man, there was no world. I shut everything out. So you put on the blinders and you have tunnel vision on what that ultimate goal is. And I didn't want to go back after though and say I should have done or could have done this. I trained my ass off. I was always on track with everything. I mean, everything was structured. I lived in a fucking box in order to be the best. Bodybuilding is consistency, like everything. It has to be with the eating, the training, the sleep patterns, the lifestyle. It's part of my arsenal. It was like everything. A serving gas me to damnation. No religion is a lie.
what is up YouTube? Šiaip tai sakyčiau, kad pagaliau visiškas comebackas. Ta prasme, nežinau, pastaruoju iš tikrųjų šitų laikotarpių, kaip susilaužiau šitus kojos pirštus, tai šiaip iš tikrųjų daug žmonių iš aplinkos sakė, kad čia nesportuot, nedaryk, čia dar labiau atsižeisi, ten tas bus blogai, anas bus blogai, bet kažkaip, nežinau, iš tikrųjų nusprendžiau klausyti to tokio vidinio savo balso ir, nežinau, pas mane matyti natūrai yra tas dalykas, kad tiesiog aš negaliu taip sėdėti, paimti ir nedaryti, ta prasme, šitas dalykas jau pas mane kraujyje yra paprasčiausiai, tai kaip tik susilaužiau už 2 dienų, aš jau buvau salėje, ta prasme, net ne už 2 dienų, ta prasme, praėjo diena ir aš jau buvau salėje, dirbau ir labai džiaugiuosi šitų savo pasirinkimu, kad neklausiau tų visų žmonių, kurie sakė, nedaryk čia ir panašiai, nes bus blogai. Ir dabar turiu, sakyčiau, labai tą tokį gerą variantą, tą gerą tokį outcome, kad paprasčiausiai tas visas laikas jis nepraėjo veltui, aš vis tiek save spaudžiu ir dabar šiam momentui, praėjus šiam momentui 3 su trupučiu savaitės po lūžio esu visiškai pilnai sugrįžęs, aš ta prasme praktiškai nejaučiu jokio tokio diskomforto, kuris man labai trukdytų performinti treniruotėse. Pirmom, pavyzdžiui, savaitėm tai dar buvo tas dalykas, kad traukose tai yra tragedija. Ta prasme, didžiulis skausmas, nežinau nei ką dėtis ant tos kojos, bet tiesiog turiu daryti ir viskas. Tai prakentėdamas tuos skausmus prakentėjau, atradau tokį kaip ir metodą, ką galiu pritaikyti, kad man šitas dalykas, kad nebūtų to skausmo, arba kad jis būtų gerokai mažesnis. Ir pasisekė, padariau. Ir dabar realiai visus veiksmus galiu toliau treniruotis, toliau spausti be visiškai jokių problemų. Arba kaip pavyzdys, šiandien treniruotė vėl rodo, kad yra ta tendencija važiuoti į viršų ir labai džiaugiuosi, ta prasme, kad tikrai spaudžiu save visas šitas tas savaitės ir, ta prasme, nepasidaviau jokiom emocijom, jokiem jausmam, tiesiog prapušinau pro tuos skausmus, pro tuos diskomfortus ir dabar turiu tą tokį rezultatą, kad toliau vis tiek jaučiu, kad aš esu ant tos bangos ir pasigavęs ir galiu varyti, tai žiauriai fain ir pagaliau ir su spaudimu kažkas naujo vyksta, kažkokie nauji jausmai, nes, ta prasme, pasakiškai juda ta štanga nuo krūtinės ir aš sakyčiau, kad šiandien gerokai undershootinau su šitais svoriais. Ką reiškia undershootinimas, tai kaip pavyzdys, tarkim, šiandien man duoda kokie RP6 kaip pavyzdys ir aš nueinu į tą mažesnę pusę, tarkim, padarau 5, tai yra undershootas pas mus. Mūsų kalboje šitas dalykas vadinamas, tai gerokai, sakyčiau, undershootinau ir, ta prasme, labai smagus pojūtis, kada gali, kas tokie didesni svoriai šiai dienai bent jau buvo, dabar jau gal galima sakyti, tikiuosi, kad buvo, tai jie juda labai taip smagiai nuo tos krūtinės ir atrodo, kad galėčiau tiesiog su jais pumpuoti, tai labai faina. Ir dar kas yra labai smagu, nes čia pastaruoju laikotarpiu, bet tai buvo filmas, čia lūžo ir tie pirštai ir liga čia kažkokią pasigaučiu, visa aplinka iš tikrųjų irgi sirgo, nes kažkoks, nežinau, virusas galimai siautė, tai irgi dar portalėgą, irgi pušinau, ta prasme, sergantis vis tiek jau treniruotis ir labai įdomus jausmai buvo, nes atrodo laužė visą kūną, ta prasme, per visus sąnarius, per visur, ta prasme, raumenys atrodo pliš nuo to pojūčio, bet va šiai dienai kažkaip irgi viskas labai gerai ir aprimo ir tie visi skausmai, nes alkūnių skausmus, kaip ir minėjau praeituose video, tai tikrai pajausdavau. Bet dabar va šito dalyko irgi nėra toks visiškai pain free, ta prasme, tiesiog savo galiu labai maloniai ateiti ir treniruotis ir jaučiu vėl kažkokius naujus pojūčius jėgoje ir va šitam veiksme, kuris pristrigęs čia realiai kokius vos ne metus laiko buvo, tik jaučiau, kad keičiasi viskas pačioj technikoj, ta prasme, pačiam judesy, stabilume, kokią poziciją užsiimu šitam veiksme, bet jėgos to pokyčių tokio nebuvo, arba dabar jaučiu, kad truputį dėjau mažą žingsnį šiandien į priekį. Tai jau esu žiauriai patenkintis ir, pavyzdžiui, ir accessories kai kuriuose, tarkim, spaudimo veiksmuose irgi jau galiu pradėti naudinti daugiau to svorio, nes
irgi buvau apribotas truputį nuo to pušinimo savęs labiau, nes visur skaudėjo, plus dar kaip ruošiausi varžyboms, tai čia yra tokia normali fazė, kad jau pasiekiamas yra realiai barjeras, kada visas kūnas vos nelūžt pradeda, bet būni savo stipriausias būsenas. Tai va, laimėjau šitas dalykas, viskas man praėjo. Pilnai realiai jaučiuosi atsistatęs ir viskas galiu tiesiog toliau spaust ir žiūrėt, kad čia gausis toliau. Bet šiam momentu tikrai labai faini jausmai, puikiai jaučiuosi stiprus. Ir tikiuosi, kad jau galėsiu ruošti sekančiom varžybom ir niekas neatsitiks. Aš šitą Lietuvos čempionatą praleisiu, bet viskas gerai su to. Svarbiausia, kad galiu judėti ir tikrai manau šiais metais dar išbėgsiu į aikštelę. Tai va, šiam kartu iš manęs tiek. Su jumis buvo Lukas. Ačiū visiems, kurie pažiūrite iki galo. Ačiū visiems, kurie laikinat, subscribinat, komentuojat. Man šitas dalykas labai daug reiškia. Jis padeda algoritmui, padeda mano kanalui augti. Ir tiesiog yra labai faina gauti iš jūsų kažkokius tokius gerus atsiliepimus. Ir tikiuosi, kad ir jūs gaunat kažką iš manęs, kažkokią bent jau tokią teigiamą emociją. Tai va, dar kartelį ačiū jums visiems ir iki kitų kartų.